pensija turi būti kažkokia minimali fiksuota. Kokią pensiją ateityje gausime, mėgina šios klausimus kelti ir Lietuvos vyriausybė, Lietuvos valdžia. Aiškinamės čia pensijų sistemos reforma su Aušra Maldeikiene, nors reforma čia tiesiog Aušra sako neįmanoma vadinti, bet vis dėlto tam tikros... Ne, aš sakiau, kad reforma. Viskas yra, kai tu keiti reformą. Gerai, tai Vytautas Zimnickas su mumis Sodros tarybos narys ir Artūras Melenas, parlamentaras, taip pat su mumis. Aušra, štai Artūras kalbėjo apie tai, kad kyla ekonomika, pensijos didėja, krenta, pensijos turėtų mažėti, maždaug tokia turėtų būti esmė reformos. Tokia lietuviška atseit liberalizmo logika. Šiaip galima dar ir Lavonus gatvėse parankioti, šitaip mąstant. Suprantate, iš tikrųjų, jeigu žmogus gauna šiuo metu Lietuvoje pensiją, tarkime, 500 litų, tai kaip, palikti tos 500? Ar vis dėlto įmanoma Lietuvoje iš 500 pragyventi? Pavyzdžiui, Ukmergės atvejais, pensininkė gyvena nedideliam 2 kambarių bute, pensija 600, sąskaita už šildymą 600. Ką nevalgyti? Suprantate, iš tikrųjų tai reiškia, iš karto prasideda papildomos išmokos iš biudžeto, kompensacija šildymui ir taip toliau. Kam reikia žaisti žaidimą, vaidinant pensiją, nuo to priklauso, o rezultate vis vien einam į lygiavą. Kodėl? Todėl, kad yra nepaprastai mažos bendros pajamos. Aš tiesiog žaviuosi Seimo nariais ir dar su ten regalijom, kurie kaltina Europos Sąjungą, kad Europos Sąjunga falsifikuoja skaičius. Nes skaičiai, kuriuos aš pasakiau, yra tiesiog Europos Sąjungos. Aš tiesiog atsidarykite, jeigu mokat internetu naudotis Eurostatą ir pažiūrėkit pelningumo normą. Gerai, bet ką daryti? Emigracija sakė, dirbančių skaičius mažėja, pensijas norim gauti orės pirmas ir pagrindinis daiktas – gulti kryžium ir kaip nors stabdyti emigraciją. Galų gale prisiminkime Estus. Koks buvo pirmas Estijos vyriausybės žingsnis? Aš nesu didelė Estijos specialistė, nesu didelė jo šalies gerbėja, bet vieną daiktą, kuris man paliko įspūdį, jie yra sveiko proto šalis, ne sveiko proto liberalai, jiems dažnai sveiko proto užtenka. Ką jie padarė, kai prasidėjo krizė? Jie iš karto dvigubai padidino visiems privalomas įmokas. Kiekvienas verslininkas moka verslas 2,8, individualus verslininkas 1,4 ir iki tol buvo vienas individualiam pakėlė 1,4 į specialų nedarbo fondą, kur buvo 2, padarė 2,8. Pas mus kas? Turi didžiulį fondą, atskirą. Nedarbo išmoka gali būti 50% žmogaus pajamų. Ir prie viso to reikia tam dirbti tik 9,5 metų, kad tokią gautum, tik tai negali viršyti 3 vidutinės algos. Mes ką padarėme, mes iš karto 2 sumažinom nedarbo išmoką. Reiškia, mes arba pasakėm žmogui, arba tu gauni savo 6,50, tai reiškia, eik per kitą socialinę sistemą, prisirankiok pinigėlių, tai yra pradeda mokyti žmogų klenčianti pakampėse, arba mes jam sako, mes tau nemokėsim ir šiaip moka jokingai trumpai, tam, kad gautum 6 mėnesius reikia 20 metų su viršum atidirbti. Arba šitą daro, arba tiesiog pasako, išvažiuok, tu nereikalingas. Grįši, kai pas mus bus pavasaris. Žinot, kaip ūkininkas pasakytų savo arkliui. Aš čia šieno neprisiruošiau, nes buvau užsiėmęs ten, kažkuo kitu ten. Didinau. Aiškiai, ta pati sistema, 1:1. Bet kažkodėl įmokas visi mus. Palaukite, aš tarp kitko, irgi su specialiais estais išsiaiškinau. Žiūrėkit, aš labai trumpai dar noriu pertraukti jūsų diskusiją. Vytautai, štai Raimundas Kuodis praėjusią savaitę... Žiūrėkit, Raimundas Kuodis paskaičiavo, kad 30 milijardų atlyginimų sumokama šešėlė. Aušra, jūs sakėt, kad čia nieko nuostabaus, nieko netikėto. Tai taip ir yra, todėl, kad 30% šešėlis nuo BVP. Jūs sakot, rezervai yra emigracija, dirbančiųjų pajamos, bet čia irgi yra rezervas, kur galima būtų dar tas pajamas, tą šešėlę valdyti. Kurio vietoj rezervas? Mokesčius ištraukti. Tai nėra taip paprasta. Šiuo atveju, jeigu sutvarkys šešėlį, žmonės liks nevalgę dažnai. Jo, aš noriu pasakyti šiek tiek kitaip. Mes dabar labai taip žiūrim tik per pensijų prizmę. Jo, bet mes pasižiūrėkim prie to nedarbo, prie tos emigracijos, mes ir biudžeto greit nesurinksim. Mes nebeturėsim padengti visų kitų, sakykime, socialinių įsipareigojimų. Tai yra švietimo reikalai, tai yra kultūra, tai yra medicina ir taip toliau. Mes turim būtent šiai dienai grįžti prie pagrindinio dalyko, stabdyti emigraciją, kurti naujas darbo vietas. Tai yra investicijos į darbo vietas, darbystės mažinimas duos įmokas į visus fondus. Taip sakant, kelti ekonomiką, kito kelio nėra. Be abejo, kito kelio nėra. Nes iš ties, jeigu dar išvažiuos, dabar atsidarys Vokietijos rinka ir išvažiuos dar dalis, tai mes pasižiūrėkim, kokios bus biudžeto pajamos. Kodėl mes dabar pradedam prisiminti šešėlį ir taip toliau, ir taip toliau. Bet mes nematom, kaip iš tenai jos paimti ir mes neturim šiai dienai jokių dar svertų
kiek to šešėlio yra ir kaip iš jo išimti. Mes neturim šiandien. Mes tik diskutuojam ir guodžiamės. Yra šešėlis, šešėlė dideli pinigai vaikšto. Tai bet suskaičiuota, 30 milijardų litų atlyginimų šešėlinių. Suskaičiuota yra promokesčius normalius. Čia tai bet palaukit, bet tai dabar žiūrėkim, kaip mes juos galėtumėm išvilioti, išimti šešėlio. O išvilioti ir išimti yra prie normalios mokesčių sistemos, kas buvo, sakykime, 7-8 metais. Pažiūrėkit, verslas jau beveik verslas galėjo konkuruoti, jau buvo verslė rinkos dėsniai, konkurencija ir taip toliau, nes neapsimokėjo per daug rizikuoti ir lysti šešėlį. Dabar minimali alga, ar ne? Tai mes pasižiūrėkime, jeigu mes vėl apie minimalią algą nešnekėsim ir toliau jos nekelsim, kiek yra vokeliuose, kiek yra šešėlio dalis, tai mes ir sakom, pradėkim kitaip daryti, pradėkim kur darbo vietas, dėkim investicijas ir po truputį sulaikysim žmonės, ateis į biudžetus pinigai, ateis pinigai. Gal ne tokie, gal viskas, bet dėja iš to mes bet tada... Bet svarbu ir kokie pinigai, nes jeigu bus ten keli šimtai o šalia to kovokim ir su šešėliu. Žmogus Kaušas sako, oriai negalės pragyventi. Kovokim ir su šešėliu. Giedrius Kadziauskas iš Laisvosios rinkos instituto sako, jog oriam gyvenimui net neverta tikėtis pensijos. Reiktų kažką daryti papildomo. Čia faktas, čia eina kalba apie išgyvenimą. Čia tikrai ne apie kraštutinės nuomonės be jokios abejonės. Aš tik norėjau pasakyti, kad visi puikiai suprantam, kad našumo kėlimas, ekonomikos kėlimas, naujų darbo vietų kūrimas ir taip toliau. Visi čia mes kaip maldelė 10 ar kiek metų jau Lietuvoje kartojam. Visi suprantam, kad tai yra pagrindinis uždavinys. Bet norėčiau grįžti prie sodros reformos, nes apie viską kalbėti yra, tada nieko ir nepasakom. Tai iš tikrųjų suprantam, yra dabar toks deficitas, yra klausimas, kad visuomenė sensta, tai tikrai būtų labai įdomu ir iš mūsų svečių taip pat išgirsti. O kokie konkretūs siūlymai? Kitokie, negu yra pateikti vienos ar kitos partijos, pavyzdžiui, liberalcentristų. Ponia Aušra, tarp kitko, Estijai liberalcentristai valdžioje, noriu pabrėžti. Bet čia man visai tas pats, kas valdžioje. Nes jūs kritikavot labai. Gerai, bet žmonėms rūpi, kokią jie pensiją ateityje gaus ir ar iš viso gaus galų gale. Taip, ir grįžtant prie pensijų reformos, tai būtent tos reformos esmė padaryti taip, kad neatsitiktų, kad paskiau mes matom, kad nėra iš ko mokėti. Dėl tų pačių priežasčių, sumažėjęs dirbančiųjų skaičius ar panašiai. Tai todėl sodra pirmiausiai turi nustoti būti politikų įrankių įkaitų. Prieš rinkimus didinam išmokas, kas čia buvo gerai pastebėta, paskiau tenka mažinti, nes pakliūnam į finansinę duobę dėl krizės, dėl kitų priežasčių. Tai tokių dalykų turi nebūti. Žmonės žino, kad moka, yra virtualias sąskaitas, čia vienas iš sprendimų būdų. Yra ir kitokių. Ir žmogus žino, kad jis turi gauti. Tada tai iš tikrųjų bus uždirbti pinigai. Ir negalima žaisti su pensijų fondais, kaip dabar. O ką 5,5. Aš turiu minį, kad iš tikrųjų sumažintos įmokos iki 2,5%. Iš vis buvo sumažintos ir vėl yra labai neaišku. O tai didžioji dalis Lietuvos dirbančiųjų žmonių moka, tai yra jų pinigai jau sukaupti kaupiamosiose, kur administruoja tik fondai. Ir šioje vietoje yra labai pavojinga. Tai pasitikėjimas reforma žmonių tada krenta. Jeigu, kaip čia teisingai Aušra buvo pastebėjusi, vyriausybė nori paima arba sumažina įmokas, to būti negali. Ta sistema mes turim dar labiau skatinti, nes ilgainiui, ir čia yra viso pasaulio praktika, čia nėra Lietuvos. Didžioji dalis pensijų turi būti sukaupta fonduose, atskiruose sąskaituose. Jūsų matymų ir girdėjimų yra mūsų valdžioj vizija, kągi daryti su pensijom? Aš manau, ne, nes vizija, kai kyla kelsime, o kai leidžiamės, man atrodo, neturi vienos esminės prielaidos. Deja, žmonės yra gyvi. Ir kai yra, ar deja, aš nežinau, turbūt jų supratimu gal jie ne, bet kai yra krizė, tai valgyti reikia, gal šiek tiek mažiau, bet valgyti reikia, kitaip numirsi. Reiškia, yra kažkokia apatinė riba, žemiau kurios tu sumažinti negali pensijos. Tiesa? Kaip be kristų. Reiškia, tu visą laiką atsiremi į tą apatinę ribą, kuriai tu turi būti sukaupęs. Tai jeigu logika yra, kaip pas mus krenta, tai mes sumažinsim, o tai man jinai yra keista. Tu nuo kažko gali sumažinti. Pavyzdžiui, žmogaus pajamos buvo 2000 ir tu jam sumažini iki 1500, tikėtinai jis išgyvena. Bet žmogus gavo pensiją 600, tu ką jam procentualiai varai žemyn? Tada kaip išeina? Suprantate, čia iš tikrųjų yra kalbėjimas truputėlį apie nieką. Dėl to, kad...
Aš visiškai aiškiai dar kartą. Jūsgi ką tik visą laiką čia aiškinote. Ir tarp kitko, tai labiausiai ir veikia. Aš buvau Marijampolėje aną savaitę su pensininkais. Sako, dabar sakė mažins, kai bus krizės, tai jau ir taip sumažino. Jie neišgyvena. Suprantate, tu turi pasakyti, yra kažkoks garantuotas lygis, o vat viršus fluktuos. Ir jeigu vis dėlto, ką mes turime teisę, kaip žmogus mokantis mokesčius ir dalyvaujantis rinkimuose, pageidaujame, kad vieną kartą, prieš eidami, gazdindami žmonės, vieną kartą paskelbkite, vat už kokius nors pinigus, sutinku net su, kad kaip mokesčių mokėtais sutinku, labai aiškiai, kas bus, nepasakas apie padidės, sumažės, kai krizė pakelsim, priešingai, kai pakils kelsim, pasakykite, išgyvensite ar ne. Tai yra iš tikrųjų problema kokia, kad jeigu tu gauni vidutinį atlyginimą ir nesusimoki dabar už butą, o čia yra visiškai konkretus, pavyzdžiui, Vilnių pavyzdys, ir tokių ne vienas yra. Už vidutinį algą jau nebegali susimokėti buto, kuris viso labo 90 kvadratų. Didelis, bet vis dėlto ne 1500 turėtų kainuoti. Visiškai nesupranti, kaip funkcionuoja, už ką tu moki. Ir čia mūsų visų kasdienybė. Tai mums iš tikrųjų reikia šnekėti apie rimtesnius dalykus. O dėl pensijų reformos, tai kokią jūs beje sugalvosite, jeigu nebus žmonių. Ir kas yra tragiškiausia šitam pašnekėsi, ką šiandien išgirdau, kad mes turime valdžioj žmonės, kurie įsivaizduoja, kad jeigu jie sukurs modelį, tai jis turi veikti pagal apibrėžimą, nesvarbu, ar ekonomika veikia. Aš kalbu esminį dalyką. Šita ekonomika neveikia. Žmonės su vidutiniam pajamom neišgyvena. Tegul valdžia paaiškina, iš ko iš tiesų gyvena tas pensininkas, kuris neturi pajamų iš šešėlio. Arba kurio vaikai. Jie pasakoja, kas bus už 20 metų. Gerai, bet sąskaitą šiandien apmokėti. Ačiū, kad atvykote į karštą vakarą. Tikrai karšta diskusija. Aušra Maldeikienė, Vytautas Zimnickas bei Artūras Melenas buvo šį vakarą su mumis. Dėkui žiūrovams už dėmesį. Iki susitikimo rytoj 20:25.